Sveiki visi, šiandien pas mus svečiuose yra Tomas Žindulis, traumatologijos specialistas. Labas, Tomai. Labas, Pauliau. Senai matėmės, iš tikrųjų matomės mes kiekvieną dieną beveik, nes dirbame kartu ir turiu tau patį pirmą ir patį lengviausią klausimą. Kaip pasirinkai veterinarijos gydytojo specialybę? Geras klausimas, kaip pasirinkau veterinarijos gydytojo specialybę. Manau, taip susiklostė pats ir gyvenimas. Visą laiką traukia prie medicinos ir prie gyvūnų. Tai bendrai suma ir gavosi veterinarijos gydytojas. O kaip aplamai ta traumatologija, nes tavo specializacija yra traumatologija? Tai, iš esmės, gal pats gyvenimo būdas, visą laiką įsivaizduoju, jeigu kažkas tai sulūžo, kaip jį pataisyti. Tai gal taip ir gaunasi, kad tai ir traumatologija, kaulai ir yra sąsaja. Tai čia nuo mažens kažkoks daiktas lūžo namuose? Man patikdavo visą laiką išrinkti, surinkti. Sutaisyti. Nes iš tikrųjų tai nelengvas sritis, galima pripažinti tai ir daugelis netgi jaunų specialistų vengia tos srities, nes iš tikrųjų ateina, pasižiūri ir tai yra, atrodo, kitiem per sunku. Aš manau, kad tai gera specialybė, tai nerutininis darbas gaunasi, kiekvieną kartą gali atvažiuoti kažkas tai naujo ir turėsi kažką tai naujo sugalvoti. Viskas kitaip. Taip. Nes gyvūnų vienodų nebūna, traumų vienodų turbūt irgi nebūna. Yra tų vadovėlinių variantų, kaip sakoma, nukrito nuo lovos, tai ten standartiškai jau lūžta, kaip sakoma, bet yra dažniausiai ir įdomių atvejų. Kas aplamai tave žavi šioje srityje? Šioje srityje, manau, pamatyti pasveikusi pacientą. Kai matai, kad tai jau tavo darbas yra įvertintas ir jis jau lėkia, kaip sakoma, savo. Ar dažnai susilauki padėkų, ar daugiau susilauki priekaištų iš klientų? Iš pacientai turbūt visi nelaimingi pas mus. Manau, kad psichologiškai pakankamai sunkus yra darbas, kai dirbi irgi su žmonėm, bet sulaukiu tų padėkų. Esu laimingas, kaip sakoma, kai ateina, padėkoja, pasako ačiū, tai super. Nes iš tikrųjų labai yra smagu, kada mes, kaip ir tu sakai, kad suteiki pagalbą ir tada matai, kada pasveiksta, bet būna tokių dalykų, kad ir nepasiseka. Tai kaip aplamai su šitu dalyku susitvarkai, nes tikrai nelengva, kadangi ir pats dirbu, tai žinau, kaip būna sunku ir kaip to nepernešti ir į namus, turbūt irgi nelabai įmanoma, tai kokią turi kažkokią savo formulę, kaip atsipalaiduoji, ne? Neįmanoma pernešti, būna naktį prabundi ir galvoji. Galvoji, ką padarai blogai, ar kodėl taip atsitiko? Taip, bandai spręsti savo klaidas ir galvoti, kodėl, kad jų neatkartotum. Gal galėtum kitą kartą geriau tai padaryti. Labai geras požiūris tai, kad išvelgti savo klaidas. Jas reikia ir pripažinti mokėti. Iš tikrųjų taip ir pats tiesiog irgi esu ne kartą atsitikus kažkokiai vienai ir kitai bėdai ir visą kitą, vis laik bandau ieškoti savyje kažkokių sąsajų, kodėl taip atsitiko ir kaip tu sakai, kad kitą kartą to dalyko nepasikartotų. Taip, manau, dėl to žmogus ir nuostabus yra, jeigu jis sugeba iš savo klaidų mokinti. Kaip žmona į tavo tą specialybę? Tai irgi veterinarija. Žmona irgi taigi veterinarijos gydė. Taip. Bet namuose tos veterinarijos daug ar mažai? Manau, kad blogusios istorijos dažniausiai. Kai laimingos, o ne, tai tada padarai, gerai, viskas pasisekė. Gerai, kaip darbė gerai, viskas tvarkoja. Jo, nelengva ir šeimoje tą išlaikyti turbūt irgi ganėtinai sunku. Su metais lengvėja. Tiesiog supranti, kad turi palikti už durų tą dalyką. O gal ateina tas jausmas, kad, žinai, į darbą ateina, išeinu, darbą uždarau, pamirštu, ne? Gal ir ateina, bet vis tiek jis paskui vėjasi. Patirtis. Vis tiek jis paskui vėjasi. O vaikai, turi vaikų? Taip, 2. 2. Berniukai, mergaitės? Abu 2 porelis. Porelė ar? Porelė, berniukas, mergaitė. Berniukas, mergaitė. Apie veterinariją kažką jau žino, supranta, ar? Kol kas nematau aš jų susidomėjimo to klausimu. Nematai? Nematau. Tai tėtis padeda namuose pataisyti sulaužytą kokį daiktą? Taip, pirmą eilę pas tėtį keliauja. Tai žiūrėk, visa pradžia tavo ir buvo, nuo sulaužytų daiktų. Taip. Ir gal ir vaikus tuo užkabinsi. Toliau, mes turime klausimą tau. Kaip tu galvoji, kokios yra dažniausios veterinarijoje gyvūnų traumos? Dažniausios traumos, manau, kryžminių raiščių trūkimai. Kelia sąnarių, nes tai gyvūno eisenai daugiausiai reikalaujantis sąnarys apkrovos ir jeigu nesužiūrimas svoris, maisto papildų priežiūra nėra iki galo tinkama, tai patyrė labai dažnai tai. Bet priežastis, dėl ko trūksta kryžminis raištis, labai daug. Pagrindinės, įvardink. Viršsvoris, gyvūno hiperaktyvumas gal yra, maisto papildų trūkumas,
Nes visi žinot, kad papildus reikia naudoti, kad neturėt bėdų, ne tada, kai mes jos jau turime. Tai manau, kad tokias pagrindinės problemas ir yra. O genetika šioje vietoje vaidina? Nėra iki galo ištirti tokie dalykai. Aš manau, kad tikrai turi, nes yra tam tikros veislės, kurios turi didesnį polinkį sirgti tam tikrom sąnarių lygom ir panašiai, bet daugiausia tai yra trauminiai. Apie kelio girnelės, nes dažnai būna žmogus ateina tiesiog vakcinacijai ir patikrinus, sakykime, sąnarius, tu matai, kad kelio girnelės yra išnirimas, bet tai operacija, kuri nėra ekstra ir dažniausiai šeimininkas net nemato poreikio tam atlikti, nes gyvūnas kaip ir sveikas, tik karts nuo karto tą koją pakelia, bet aš kiek žinau, kad kelio girnelės išnirimas gali ateityje įtakoti kryžminio raiščio plyšimą. Taip, be abejo, nes kai kelio girnelė vietoje, kelio sąnarį laiko 5 raiščiai, 6, jeigu atbulinį skaitant raištį. Bet kai gauna gyvūnas kelio sąnarį, smūgį sugeria visi 5, o kai kelio girnelė šone, smūgį sugeria 1. Todėl jie ir plyšta tada iš karto. Tai čia viena iš įtakos gali turėti tam dalykui. Tai tu visą laiką rekomenduoji, jeigu yra kelio girnelės išnirimas, turbūt 2-3 laipsnio? Nuo 3-4 jau siūlau vis tiek chirurgiškai geriau susitvarkyti. Tai investicija į gyvūno ateitį, kad išvengti ateityje didesnių bėdų. Pastebi, kad tai daugiau vyresnių gyvūnų problema, kryžminio raiščio plyšimas, ar tai daugiau jaunesnių? Įvairiai. Iš tikrųjų, manau, vyresnių jau kai ateina, tai dažniausiai būna pasiekmes. Tiesiog, kai nesusitvarkia elementariai kelio girnelių anksčiau gyvūno šeimininkai arba viršsvoris pradeda kankinti gyvūną ir panašiai. Kaip numesti tą svorį? Geras klausimas. Ir man būtų gerai atžinoti atsakymą. Manau, jeigu gyvūnams galvojant, tai greičiausiai mityba. Kaip ir mums galvot, kad tiesiog yra ta stebuklingoji formulė, kad tiesiog reikia turbūt neėst, o valgyti. Galima taip. Mėgaukis. Bet žiūrėk, gyvūnai taigi ėda. Iš viso, kaip sakyti, gyvūnas ar valgo ar ėda dabar? Čia esminis tas klausimas. Ėda. Turim sakyti, kad ėda. O aš kartais sakau, kad valgo. Nežinau. Man gyvūnas dabar iš vis tokia asociacija, kad jisai jau tampa mūsų antiek šeimoje įprastas. Tai yra normalu, nes šeimos narių tampa. O tas ėdimas tai dažniausiai iš stambiųjų, iš senovės atėjęs, kad gyvulys ėda, arklys ėda žolę. Nevalgo žolę, ėda žolę. O šuo iš tikrųjų dabar jau kažkada buvo pasakęs. Prie mūsų prie stalo atskiro kėdėj sėdi ir valgo kartu. Servetėlė jau paruošė, lėkštę padėjo. Gal iki to nedaisim, tikėkimės. Kokių prevencinių priemonių gali laikytis, pavyzdžiui, šeimininkas, kad neįvyktų tos traumas? Tai apie girnelės gali galbūt kažkiek... Bent jau smulkiai apie girnelės neišsipasakęs, į pradžiai bent jau, jeigu gyvūną atlikta apžiūra ir yra diagnozuotas tas dalykas ir yra, tarkim, 1-2 laipsnis, tai šeimininkas tikrai turi draugauti jau su papildais ir bent jau pasistengti kartą į metus parodyti gyvūną veterinarijos gydytojui, kad jis įvertintų tą būklę ar neprogresuoja. Nes jeigu vieną kartą ištirtas, kad ten yra 1-2 laipsnis, tai nereiškia, kad jis nepablogės. Jis einant laikui gali ta būklė. Vis tiek, kai įsivaizduokit, sensta gyvūno kūnas. Nyksta ir mūsų, kai mes senstam, raumeninas ir gyvūną. Nyksta raumeninas, didėja apkrova sąnarių, automatiškai didesnė problema atsiranda. Kiek yra tiesos, sutikime, ne visi sutinka operuoti tas kelio girnelės, nes tuo metu gyvūnas jaučiasi gerai, nešlubuoja ir ta operacija tokia dažniausiai būna atidedama, kol neatsitinka tos kryžminio raiščio plyšimas. Ir kiek yra naudos namuose, tarkim, jeigu šuo šokinėja nuo lovos ir taip toliau, patiesti kilimą toje vietoje, kad šuolio metu nepaslystų koja. Nes dažniausiai vis tiek kažkoks kojos nykstilimas turi būti, kad tai vyktų. Ar būna taip, kad šuo tiesiog eina ir trūksta raištis? Klientų irgi girdžiu, kad lygiam kelim arba užsivijo. Tai aš manyčiau staigus judesiai, kad ir žolė bėgdamas, jeigu jis ten pamatė varną, šarką ir staigiai kryptelėjo ir to gali užtekti netgi. Kaip apsisaugoti, ar iš vis ar įmanoma apsisaugoti nuo tų traumų, kada yra lūžiai? Nes, tavo kasdieninis darbas yra traumos, visą laiką matai skausmą ir aplamai kaip žmogui įmanoma nuo tokių dalykų apsaugoti savo augintinį? Čia yra, jeigu žinai, kad nukrisi padėtum pagalbę, tai gal taip neįmanoma visiškai nuo visko apsisaugot. Manau, kai kada ir tiesiog nepasiseka, atsitinka nelaimė, o namuose tiesiog stebėt patį gyvūną, kaip jis elgesi. Jeigu jis yra hiperaktyvus ir šokinėja palangėm, šuniukas palangėm lovos viršum ir pirmin žemyn, tai elementaru, kad kažkada tai nutikt gali.
Ar yra kažkokia sąsaja rudens, žiemos, vasaros metu, kada yra traumų tiesiog didesnis skaičius galbūt? Manau, vasaros laikotarpiu, kai daugiau laiko yra praleidžiama gamtoje, visi atsipalaiduoja. Šunys atsigana pavadėlių. Taip, tai autoįvykiai atsitinka ir panašiai. Plus su katinais lyginant, kai ateina šiluma, visi langus atsidarom. Tai tikrai jie mėgsta tos paukščiukus pagaudyti, katinai. Kad iššoka jie iš 5-6 aukšto. Tai būna ir liūdnų istorijų, bet būna ir po to reikia surinkti lego, kaip sakoma. Gal prisiminė vieną kokią istoriją, kuri visą laiką kirba ir pamiršti negali, nesvarbu, ar tai būtų sėkminga, ar... Ką žinau, daug tų iš tikrųjų istorijų yra. Ir daug tų pacientų, kuriuos visą laiką prisiminė, kur esi įdėjęs daug darbo ir, tarkim, 5-6 mėnesius trukai su vienas kojas gydymu ir sėkminga istorija, tai visą laiką džiugu tai prisiminti. Žmogų turbūt irgi sudėtinga ganėtinai paruošti, kad jo gyvūno gydymas užtruks pusę metų ir gal net ir dar ilgiau. Jo, bet su žmogum reikia kalbėti. Pasakyti taip, kaip yra, jis turi padaryti išvadas, ar jis tai sugebės susitvarkyti su tuo. Ir tik tai diskusijos būdu tu sugebi nuspręsti, ką daryti toliau. Kaip manai, ar naudinga klientui keisti specialistus, kaip pavyzdys, dėl konsultacijos? Nu, tarkim, ateina pas vieną, nes iš tikrųjų dažnai būna, kad žmonės ateina ir jie turi 3 diagnozes ir jos yra visiškai skirtingos. Ir būna klientai tiesiog pasimetę. Tai ar, pavyzdžiui, išgirdus vieną diagnozę, reikia žmogų eiti dar kažkur ar tiesiog išlaikyti pasitikėjimą gydytojų, kuris turi planą pagydyti jo gyvūną? Aš manau, jeigu kyla abejonės, geriausia eiti pasikonsultuoti, nes gydytojas su klientu turi turėti ryšį, jis turi susišnekėti. Jeigu tarpusavyje nesusišneka, tai didesnė tikimybė klaidų. Tai geriausia yra, jeigu žmogus nepasitikė to gydytojo nuomonę, susižinot kelias. Ir jeigu jau paprastai išaiškinė žmogų ir jis supranta visą tą situaciją, tai dažniausiai jie arba lieka, arba nusprendžia, ką daryti toliau. Nes iš tikrųjų, pripažinkim, tokių žmonių yra, su kuriais, bandai bendrauti, bet žiūri, kad, atsitrinki į sieną. Pusrutuliai tie visiškai nesueina ir tu diskutuoji vieną, šeimininkai kitą ir tada gaunasi, kad nuo to viso plano, tas visas ir gydymo planas po to nuvažiuoja į šoną kažkur. Dažniausiai yra dalis ir gydytojo kalties, jeigu jis nesugebėjo tinkamai išaiškinti, bet yra ir kliento, jeigu jis nesiklauso. Nu taip. Ką patartum pradedantiesiems veterinarijos gydytojams, kurie svarsto apie traumatologijos specialybę? Pradėkit, domėkite. Daug žinių reikia. Daug žinių reikia ir turbūt psichologinių žinių irgi lygiai taip pat daug to bendravimo, nes pagrindas turbūt sudaro daugiau bendravimą su klientu, išaiškinimo situacijos, o operacija turbūt nėra ta didžioji dalis. Nėra ta didžioji, bet aš manau profesija, kuris išsirenka traumatologiją, tai manyčiau turėtų būti pakankamai ramus žmogus. Nes kai atsidarai lūžį, tai kai kada nusikeikt norisi tiesiog. Reikia pakvėpuoji. Taip, tada pagalvoji, reikia sugalvoti, nors ir pasidarai namų darbą su renginais, jau žinai, ko lauki ir panašiai, bet kai kada, kai prasivyri, vaizdas atrodo visiškai kitoks. Tavo, žinok, labai geras pastebėjimas. Aš kiek pažįstu traumatologų, jie visi labai ramus. O tai jau. Ir čia turbūt tas ramumas reikalingas, kaip ir sakai, kad su tom visom emocijom, negali toks būti karštakoštis, atidarai, viskas blogai, čia ką daryti, nesiseka. Jeigu pradedi panikuoti, tai pradedi negalvoti. Tai aš manau taip. Tai jeigu tu nepanikuoji, tu atsistok, pakvėpuok, pagalvok ir viskas savaime išsispręs. Nu, smagu. Tai iš tikrųjų turbūt Tomai tiek. Labai fainai buvo tave pakalbinti apie tą traumatologiją. Manau, kad esi labai šaunus, geras ir ramus specialistas, kuris suteikia gyvūnam daug laimės, nes iš tikrųjų pas tave yra sudėtingi pacientai, kurie kenčia skausmą, kuriem reikia pagalbos čia ir dabar. Ir tu tą darai. Tai ačiū. Bandysim visiems padėti. Stengsimės. Ir kaip mes be dovanų, o dovanas visą laiką yra gerai. Ir nuo mūsų rėmėjų Best Friends tau dovanų. Ačiū. Ačiū, kad žiūrėjote. Jeigu jums patinka tai, ką mes darome, tai, ką mes jums rodome, paspauskite like, subscribe ir iki sekančio.